2013 m. balandžio 16 d. per 30 geležinkelių įmonių darbuotojų iš visos Lietuvos pirmą kartą išbandė naują geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinę sistemą. Tokį pranešimą daugiau mokomasis Geležinkelininkus į mokymus Vilniuje sukvietė sistemą sukūrusi valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos. Naujoji sistema pradės veikti nuo gegužės 31-osios. Ja bus galima nuotoliniu būdu per interneto prieigą gauti 8 valstybinės geležinkelių inspekcijos teikiamas viešasias paslaugas. Taigi jos taps prieinamesnės, patogesnės ir pigesnės verslui bei gyventojams. Per elektroninius valdžios vartus prie sistemos prisijungę geležinkelininkai teiks prašymus laikyti egzaminus ir išduoti įvairius leidimus. Registruos riedmenis ir geležinkelių infrastruktūros objektus. Elektroniniu būdu praneš apie geležinkelių transporto eismo įvykius ir stebės jų tyrimą. Jos vartotojai čia ras visą svarbiausią su geležinkeliais susijusią informaciją apie savo įregistruotus objektus, pateiktus prašymus, išduotus dokumentus, taip pat statistinius duomenis, o pasirinktus infrastruktūros objektus galės peržiūrėti GIS žemėlapyje. Sistema automatiškai informuos apie turimų leidimų ir kitų dokumentų galiojimo pabaigą, pasikeitusius teisės aktus. Tad geležinkelininkai laiku sužinos naujausią informaciją, gaus priminimą, kad jau laikas prasitęsti leidimą ar ruoštis perlaikyti egzaminą. Supaprastės ir geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų pripažinimas. Ne tik todėl, kad prašymus ir dokumentus bus galima pateikti nuotoliniu būdu. Rengiant savo saugaus valdymo sistemą, bus galima naudotis sistemoje esančių pavyzdinių šablonų. Geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinė sistema sutaupys daug inspekcijos klientų laiko ir kelionės išlaidų. Mat dėl inspekcijos paslaugų nebereikės vykti į Vilnių, jos bus suteikiamos greičiau. Taip pat dalis dokumentų formų bus užpildytos automatiškai. Tad tam bus sugaištama mažiau laiko. Geležinkelių įmonių specialistai darys mažiau klaidų, o jei ir padarys, jas bus galima ištaisyti nuotoliniu būdu, prisijungus prie sistemos. Mokymų metu geležinkelių įmonių atstovams buvo išsamei pristatytos sistemos funkcijos, prisijungimo prie jos būdai. Čia pat buvo galima prie jos prisijungti ir išbandyti norimą funkciją. Jei kas neaišku, pasikonsultuoti su valstybinės geležinkelio inspekcijos darbuotojais. Dar vieni tokie mokymai bus surengti balandžio 23 dieną Klaipėdoje. Geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinė sistema sukurta įgyvendinant ekonomikos augimo veiksmų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotą projektą Geležinkelių transporto valstybinės priežiūros viešųjų elektroninių paslaugų sukūrimas.